Sveiki, su jumis aš, Dovilė Brogaitė ir naujausios Saulėtekio žinios. Šiandien žiniose matysite. Mokykloje. Ten visi mokosi skaityti, rašyti ir net skaičiuoti. Labas, ilgausi. Kur lekioji? Aš vargas patarkas netrukdykit. Aš į mokyklą skubu. Tai dar daug laiko. O mes sugalvotais vilkais slėpynių žaisim. O tu, Zaiki, žaisi? Tik vieną kartą. Muzikinė grupė. Koks pavadinimas? Ką grosime? Kur dainuosime? Kantrybės. Hit road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Swear I can't think, crazy motherfucker named Michael. Yeah, all niggas with attitude. Ant senos palangės, senos palangės, vakaro žvaigždė. Žalieji Vilniaus stogai, nei. Tu tik pabūk mano varpeliu, šalala, šalala. Tu tik pabūk mano varpeliu, šalala, šalala. Mama, aš pažadu vokiečiams. Tikrai viskas bus gerai, tikrai. Egzaminų šimtukui viskas bus tikrai gerai. Tikrai pažadu. Tikrai. Ilgaus, aš tavim tikiu. Bet aš nesuprantu, tu suspirgutas. Ruoštis brandos egzaminų sesijai. Labai gerai išlaikyti visus pasirinktus brandos egzaminus. Ir Liepos viduryje ateiti pasiimti brandos atestatą. Brangieji, to mes visi jums linkim. Brother, what is meant to the state, precious child? Are you one of many more, or the one they're waiting for? You, my little child, so close to my heart. Have I given you birth to be the treasure of the earth? Waiting for you, my
Dėja tikėję, jie daug netekę. Susibarstę, vėl sugrįžom. Vyną aukojam už tuos, kurie liko. Už tuos, kurie myli, už tuos, kurie laukia. Niekas ir nieko, nors sulaukia. Už tuos, kurie kenčia, už tuos, kuris duoda. Žingsnį šilumų, sauja paguodos. Vėjam žinybę, tau ištiesa ranka. Gal nebylėtų, mylė, kad gyventų. Sekėsi diktantą rašyti gerai, buvo labai lengvas tekstas. Dažnai mokyklai rašant diktantus, tai buvau pasiruošęs ir turbūt nepadariau daug klaidų, gerai parašiau. Kodėl atėjau čia šiandien? Todėl, kad tai darau labai senai. Su vyresnė dukra tą darydavom. Turbūt pradėjau šitai, jeigu vyresnioji buvo kokioj 8 klasėje, turbūt pirmas iki rašant, tai tas buvo prieš kokius 15 metų. Sveiki, esu Šiaulių Saulėtekio gimnazijos trečiokė ir šiame diktanto konkurse dalyvauju jau 3 metus. Ir turiu paminėti, kad mokiausi prieš tai 8 metus Gegužių progimnazijoje ir ten jau dalyvavau nuo pat 5 turbūt klasės ir labai galiu didžiuotis, kad laimėjau ir 1, ir 2, ir 3 vietas, na ir Saulėteky buvo irgi tokių kombinacijų. Ir dar mano mama dalyvauja kartu ir taip pat jinai buvo laimėjusi berods 2 ar 3 vietą, bet tikriausiai kad 2. Taip pat brolis mokėsi šitoje mokykloje ir taip pat buvo laimėjęs prizinę vietą. Ir labai didžiuojamės, kad ir visose mokyklose, kur aš mokiausi, buvo tikrai labai geri lietuvių kalbos mokytojai, kurie tikrai skatino neapleisti lietuvių kalbos ir aš galiu didžiuotis, kad lieku įvertinta šitose konkursuose. Būtent šitą vidurinę baigiu prieš 30 metų. Labai geri atsiminimai apie mokytoją Bronę Budrevičienę. Patys geriausi turbūt šitos mokyklos mokytoja pati nuvertėto mokytojo vardą. Ir mokytojai Jurevičieniai, Jonai, pas kurią mokiausi ir tikrai jaučiuosi, toj srity labai, stipriai iš tikrųjų jaučiuosi. Nustebu, kad tiek daug žmonių čia, labai smagu, kad mokykla tai daro. Apie šitą mokyklą turiu tik labai gerus žodžius pasakyti. Labai visus mokytojus gerbiu, labai džiaugiuosi, kad Kamilė čia tos porą paskutinių metų mokosi. Sveiki atvykę veteranai, jaunimas ir moksleiviai. Malonu eilinį kartą matyti įvairių laidų atstovų.
Labas vakaras, labai malonu. Jūs vėl matyti čia, Saulėtekio vis dėlto gimnazijoje. Taigi jūs esate mūsų mokiniai. Labas vakaras. Patys brangiausi Saulėtekio gimnazijos bendruomenės nariai. Man be galo malonu, kad šį vakarą jūs esate su mumis. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs ne vieną kartą į metus, o dažnai mus aplankote. Kaip gera būti čia, kai visas renginys rengiamas yra tau. Ne tu rengi, ten eini 2 savaitės prieš renginį, šoki, kelies anksti, grįžti vakare ir paskui galvoji, kaip viską padaryti, kad būtų skanu. Bet ateini, atsisėdi, visi tave žiūri ir tu lauki, kad kažkas ateis ant scenos ir pademonstruos tai, ką padarė per visus metus. Tai visą naktį važiavom į Taliną, nemiegojom, dabar pavargę esam, truputį alkani, norim miego, bet dabar eisim kovoti. Comments. Congratulations on the 3rd place. So, what are your thoughts during the competition? Oh, I'm really happy because I even haven't dreamed about what I can reach top 10, and now I'm 3rd. It's fantastic. Okay, perfect. So, where do you come from? From Lithuania, from Šiauliai. And 3rd place is Team Square Robo with robot 3Rs and L. Ačiū, kad žiūrėjot, sutiksim kitą mėnesį.